Labadiena, Sporto TV kanalo žiūrovai, tiesioginė transliacija iš Vilniaus Žemynos gimnazijos Žolės Riedulio stadiono, kur netrukus prasidės didysis finalas, tai yra antrosios finalo rungtynės. Šiandieną Vilniaus Ardas Rudamina bandys iškovoti Lietuvos čempionų titulą, o jų varžovai Širvintų Intos Baltic Championships komandos atstovai stengsis išlyginti serijos rezultatą. Vakar pirmosios rungtynės įvyko Rudaminoje. Vilniaus Ardas Rudamina po labai atkaklios kovos įveikė Širvintų komandą ir pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai 3-3, tačiau po to mušant baudinius arba kitaip vadinamus bulitus, sėkmė lydėjo reguliaraus sezono nugalėtojus Vilniaus Ardo Rudaminos Žolės riedulininkus ir jie iškovojo pergalę ir dabar serijoje iki 2 pergalių didžiajame Lietuvos superfinale pirmauja rezultatu 1-0. Jeigu šiandieną Širvintų komandai pavyktų išlyginti serijos rezultatą, tai tuomet būtų žaidžiamos trečiosios finalo rungtynės ir jose jau galutinai paaiškėtų šių metų Lietuvos vyrų Žolės riedulio čempionai. Na, o jeigu šiandieną vėl Vilniaus Ardas Rudamina laimės prieš Širvintų komandą, tuomet jie laimės seriją 2-0 ir šiandieną jau bus taps oficialiai Lietuvos čempionais. Iš tiesų, pačios pajėgiausios dvi komandos rungtyniauja tarpusavyje finale ir tai nėra joks netikėtumas. Dabar kaip tik matome abiejų komandų žaidėjai jau pasirodo aikštėje. Geltona juoda apranga vilki Rudaminos komanda, Vilniaus Ardas Rudamina, ir mėlynai raudona apranga vilki Širvintų Intos Baltic Championships komandos atstovai. Šiam mačui teisėjauja patyrusių teisėjų brigada, tai Mindaugas Navickas ir Jaroslavas Suchotskis. Na, o komandos rungtyniauja šių metų sezone jau ne pirmą kartą, nes reguliariajame sezone šios komandos tarpusavėje susitiko 3 kartus. Beje, stipriausiame Lietuvos Žolės riedulio vyrų divizione rungtyniavo 4 komandos, be šių 2 finalų dalyvių. Taip pat varžėsi dar Šiauliai ir Vilniaus Žuvėdra tauras. Ir sužaidus visoms komandoms 3 ratų sistema, tai yra po 3 kartus tarpusavėje, iš viso po 9 susitikimus. Turnyro lentelė reguliariajame sezone buvo tokia. Pirmoje vietoje buvo Vilniaus Ardas Rudamina, 20 taškų, tai yra 6 pergalės, 2 lygiosios, 1 pralaimėjimas. Antri liko Širvintiškiai, 5 pergalės, 2 lygiosios, 2 pralaimėjimai. Treti vyko Šiauliai, 4 pergalės ir 5 pralaimėjimai. Ir paskutinėje 4 vietoje liko Žuvėdra tauras, 1 pergalė ir 8 pralaimėjimai. Na ir po to Lietuvos čempionato pusfinalėje susitiko 1., 4. ir 2., 3. vietas užėmusios komandos. Taigi pusfinalėje Širvintiškiai 2-0, pirmosios rungtynėse 2-0, antrosiose 2-1 įveikė Šiaulius, o Ardas Rudamina taip pat pusfinalio seriją 2-0 laimėjo prieš kitą Vilniaus komandą Žuvėdra taurą 2-0 bei 3-1. Taigi pakankamai lengvai įveikė savo varžovus šios finalų dalyvės ir dabar jos tarpusavėje, kaip jau minėjau, antrą kartą aiškinasi santykius aikštėje. Ką tik prasidėjo šis susitikimas. Na ir kalbant dar apie Lietuvos čempionatą, galiu priminti, kad Šiauliai laimėjo mažojo finalo seriją prieš Vilniaus Žuvėdra taurą. Taip pat pakako 2 rungtynių šiauliečiams, kad rodyti savo pranašumą, ir Šiauliai laimėjo 3. vietą. Taigi labai smagu, kad Žolės riedulys atgyja ir Šiauliuose, kur ilgas ir gražias senas tradicijas turėjo Šiaulių moteris. Dabar jau vyrų komanda, beje, jie treniruoja Donata Grigienė, Lietuvos rinktinės ir Gintros Stektės universiteto žaidėja. Būtent ji išvedė šią jauną ir gabę Šiaulių komandą į 3. poziciją Lietuvos vyrų čempionate. O dabar matome, kad ryžtingai pradeda Širvintų komanda savo atakas. Širvintiškių komandą treniruoja treneris Romualdas Chmeliauskas, o Arvydas Cilgevičius treniruoja Ardos Rudamino ekipą. Vakar po pirmojo kėlinio Širvintų riedulininkai pirmavo rezultatu 3-1, tačiau antrajame kėlinyje sugebėjo
Ardas Rudaminas įtiesti ir, kaip minėjau, pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai 3-3, tačiau po to vykusius baudinius sėkmingiau mušė Vilniečiai, jie įmušė 3 kartus, o Širvintiškiai tik vieną. Ir dabar mažasis kampinis prie Vilniečių komandos vartų ir kamuoliuką į mušimo zoną jau pasiruošė grąžinti Širvintiškiai, 4 žaidėjai ties vartų liniją. Daug perdavimų atlieka vienas kitam Širvintų komandos žaidėjai ir galų gale net nesibaigia šis mažasis kampinis smūgių į vartus. Na, šiandieną vartus Vilniečių komandoje gina Ričardas Urbonas, o svečių komandoje, na, galima sakyti tiesiog šeimininkų komandoje, kadangi Širvintiškiai rungtyniauja būtent daugiau šiame stadione. Praškiai visas rungtynės žaidžia šiame stadione, gina Mozūra, kitas vartininkas yra Gelažauskas. Apskritai Širvintose populiarus yra žolės riedulys ir tiek moterų, tiek vyrų komandos pakankamai neblogai rungtyniauja. Dar kartą kamuoliuką į žaidimą grąžins Širvintų komandos žaidėjai. Įsiveržia į mušimo zoną dabar Širvintiškiai ir ataka baigėsi netikslių nei tai smūginių, tai perdavimų ir dabar jau kamuolį į žaidimą grąžins Vilniaus Ardo Rudaminos komandos nariai. Na, gerokai vyresni amžiumi yra Vilniečiai. Jie yra pasistiprinę 3 buvusiais Panevėžio Olimpo komandos žaidėjais, kurie jau daugiau nei 20 metų rungtyniauja šioje įdomioje sporto šakoje. Na, taip pat yra ir legionierius iš Baltarusijos, tiesa, finale jis dėl objektyvių priežasčių rungtyniauti negali. Na, be šios komandos rungtyniavo Europos iššūkio taurės turnyre šių metų pirmenybėse ir Vilniaus Ardas Rudamina žaidė 3-ame pagal pajėgumą Europos iššūkio taurės divizione ir tą tikslą išlikti tame divizione išpildė, jie ir liko 3-ame divizione, na, o Širvintiškiai rungtyniavę 4-ame divizione sugebėjo patekti į 3-ąjį divizioną, taigi kitame sezone Lietuvos žolės riedulio 2 komandos dalyvaus 3-ame pagal pajėgumo divizione. Dabar nepavyksta Širvinto komandos žaidėjui Ruseckui suklaidinti Vilniečių, Šlevičius ir netikslus žaidimas. Dabar kamuolį žaidimą grąžins Tarasovas, Širvinto komandos ataka. Metamas kamuolys į priekį, artėjame prie mušimo zonos, tačiau ten nieko nėra ir Kušlevičius, komandos gynėjas, dabar ramiai netrukus grąžins kamuoliuką į žaidimą. 2 kėlinius po 35 minutės, kaip ir visuomet rungtyniauja šios komandos ir jeigu, tarkim, rungtynės pasibaigtų lygiosiomis, iš karto būtų mušami baudiniai, na tai būtent nutiko ir vakarykščiame susitikime. Na, panaši situacija kaip ir vakar dienos mače. Iškart Širvintų komanda, kuri yra jaunesnė, mobilesnė, perima iniciatyvą ir bando užspausti Vilniečius prie jų vartų. Na ir kol kas Širvintų komandos vartininkui Mozūrai darbo praktiškai nėra. Visas veiksmas vyksta prie Ričardo Urbono ginamų vartų, tai yra prie Ardo Rudaminos komandos vartų. Puikus stadionas čia Žemynos gimnazijoje, yra tikrai visos šiuolaikinės reikiamos priemonės ir laistymo įranga, ir tribūnos, iš kurių mes dabar transliuojame šias rungtynes, taigi tikrai puikios sąlygos, daug treniruojasi čia jaunimo ir Lietuvos žolės riedulio federacija su prezidentu gerbiamu Leonardu Čikausku priešakyje tikrai daug padarė, kad Lietuvoje ši sporto šaka ir toliau pakankamai neblogai gyvuotų, nors galbūt mes ir nesame tokio lygio kaip stipriausios Europos komandos, tačiau faktas tas, kad daug gabaus jaunimo treniruojasi čia ir šiame stadione, taip pat ir Šiauliuose atsirado berniukų grupės ir vyrų komanda, taigi byloja, kad žolės riedulys tikrai nemiršta ir netgi, sakyčiau, įgauna didesnį pagreitį, ypač kalbant apie vyrų žolės riedulį. Na, o kalbant apie moterų žolės riedulį, teko 3 dienas paeiliui būti Šiauliuose ir stebėti pasaulio lygos atrankos etapą ir ten mūsų šalies nacionalinė rinktinė 4 komandų akistatoje sugebėjo užimti 3-ąją vietą, būtent 3 kelialapiai buvo į kitą pasaulio lygos taurės etapą ir mūsų merginos, moterys, kurių pagrindą sudaro Šiaulių Gintros
Strektis universiteto žaidėjų sugebėjo užimti 3 vietą ir aplenkti Lenkijos komandą bei patekti į antrąjį pasaulio lygos taurės etapą. Taigi puikus pasirodymas ir dabar jau vyrų finalas, kurį stebime su dideliu įdomu, kadangi rungtyniauja 2 stipriausios mūsų šalies komandos. Bilotas, perdavimas į priekį, Adomavičius. Čia patikimai žaidžia vienas iš komandos veteranų. Rudaminos ataka. Artėja prie zonos. Rudaminos ardo žolės riedulininkai, tačiau pernelyg toli paleistas kamuoliukas į priekį. Jis skrieja į užribį ir širvintiškiai labai greitai bando jį grąžinti į žaidimą. Nors suprantama, kad reikia žaisti greičiau. Toks turbūt yra, spėčiau, trenerio Romualdo Chmeliausko nurodymas, nes vis dėlto yra šiek tiek sunkesni ir netgi gerokai vyresni kai kurie žaidėjai, kai kuriems ardo Rudaminos riedulininkams yra jau daugiau nei 40 metų, taigi žaisti su vos nei sūnumis tinkančiais varžovais nėra taip paprasta, todėl būtent ir stengiasi išnaudoti tas greičio savybes ir pasirinkti tokią taktiką Širvintų komanda, kad sugebėtų deramai pasipriešinti Vilniaus komandai. Na, o Vilniečiai yra labiau patyrę. Jie, matome, stengiasi kiek ilgiau palaikyti kamuolį, tai yra numušti žaidimo spartą, kuri, kaip minėjau, nėra paranki Vilniaus komandai. Toli metamas kamuolys į priekį, čia tikimasi, kad sužais vienas iš puolėjų ir dabar vos nesuklysta varžovai. Darius Preidis, vienas iš komandos veteranų, buvo atsidūręs atakos smaigalyje, jo marškinėliai pažymėti 25 numeriu. Kaip paminėjau, vienas iš tų panevėžiečių, kuris jau eilę metų įsiliejęs yra į Ardo gretas, beje, teko būtent su Panevėžio Olimpo komanda, kuri buvo viena pirmųjų komandų Lietuvoje, jau lygiai prieš 20 metų būti Danijoje, Slagelco mieste, kur Panevėžio žolės riedulio patriarkas ir didžiausias entuziastas Virginijus Kulišauskas buvo subūręs tikrai puikią komandą. Ir Panevėžio Olimpas, ypač uždarų patalpų riedulio pirmenybėse, daugiau nei 10 metų neturėjo lygių ir būtent dar tos kartos žaidėjai, kaip Jankevičius, kaip Preidis, yra išlikę iki šių dienų ir dar, kaip matome, kaip lygus su lygiais kovoja su 20 metų jaunesniais varžovais. Taigi tikrai buvo puikiai komanda, tačiau suprantama dėl finansinių sunkumų, dėl kitų priežasčių, ji išyro ir dabar liko vos tik keli žaidėjai iš tos, sakyčiau, legendinės Lietuvos laikmačių kartos. Širvintų komandos ataka, perdavimas į priekį, čia pavojinga situacija, zonoje kamuoliukas, smūgis į vartus ir be nepavojingiausia proga šiame mače, atakos smaigalyje buvo Grioziuška, tačiau jos smūgis skriejo visiškai šalia vartų virpsto ir nepavyko Širvintų komandai pelnyti pirmojo įvarčio šios dienos susitikime. Taigi, prabėgus beveik 10 minučių šiame mače rezultatas kol kas lygus 0-0. Lygiaverčių varžovo akistatoje kol kas teritorinį pranašumą turi Širvintų Intos Baltic Championships komandos žolės riedulininkai, bet pavojingų progų jie beveik nesukūrė. Ta vienintelė proga įstrigo, kai atakos smaigalyje buvo atsidūręs Širvintų komandos žaidėjas Grioziuška. Dar viena Širvintų komandos ataka, Ruseckas, kairiajame krašte, nepavyksta atlikti perdavimo. Čia sėkmingai sužaidžia Andrius Šanesas, jis dabar prie kamuolio ir tiesiog kabina jį į priekį, bet čia sėkmingai žaidžia Jackevičius. Tęsiasi Širvintiškio ataka, Adomavičius, kairiajame krašte, atliktas neblogas perdavimas Jackevičiui. Apsigina Vilniečiai. Na, teks turbūt matyti daug Intos Baltic komandos atakų. Vis dėlto tai verčia daryti ir serijos rezultatas, kaip minėjau. 1-0, dabar serijoje pirmauja po vakarykščio mačo Arda Rudamina Ardas ir Širvintų komandai žūtbūt reikia šiandieną išlyginti serijos rezultatą, jeigu jie nori perkelti visą veiksmą ir scenarijų į trečiasias lemiamas rungtynes. Būtent iki 2 pergalių žaidžiama Lietuvos čempionato
tiek mažajame, tiek didžiajame finale. Na, pasibaigė ir Lietuvos moterų žolės riedulio čempionatas. Ten jokių sensacijų ir staigmenų neįvyko. Kaip ir tikėtasi, labai lengvai čempionų titulus laimėjo Šiaulių Gintaro Strektės universiteto komandos riedulininkės, kurių net 12 atstovavo mano minėtame pasaulio lygos taurės etape. Preidis. Ir nepavyksta uždirbti mažo kampinio. Dabar taikė šis patyrė žaidėjas, varžovai kojas, kai kamuoliukas buvo mušimo apskritime, bet gudriai sužaidė Širvintų komandos žaidėjas ir apsigynė Baltkintos komandos riedulininkai. Dabar rengia savo pozicinę ataką. Perduotas kamuolys į priekį, čia nieko nėra, išskyrus Jankevičių. Neblogai dabar skirsto kamuolį. Ardo Rudaminos komandos žaidėjai. Jų ataka, aikštės vidurių bando prasiveršti rudaminiečiai ir čia jau taisyklės pažeidžia Vilniaus komandos žaidėjai. Dar viena Vilniečių ataka. Šį kartą nesuskumba prie kamuoliuko Vilniečių komandos puolėjas. Matau, šiek tiek pasikeitė dabar žaidėjai pozicijomis. Preidis prieš tai rungtyniavęs gynyboje. Dabar jau praškai pačiame atakos smaigalyje yra. Šalia jo ir Kušlėvičius rungtyniauja. Jo marškinėliai pažymėti 8 numeriu. Ir dabar vos neperima kamuoliu Mikutis. Na tiesa perima, bet netiksliai žaidžia jis ir kamuolys atitenka varžovams, kurie nesugeba ilgiau kontroliuoti kamuolio. Ir dabar jau dar viena širvintiškių ataka. Dideliu greičiu skuba Jackevičius. Nepavyksta stabdyti kamuolio šiame epizode Vilniečiams. Nėra šiandieną kelių pagrindinių žaidėjų, nėra vartininko, nėra legionieriams iš Baltarusijos. Ardo Rudaminos gretose, tačiau tai suprantama, kad šie klubai nėra profesionalūs klubai, yra mėgėjiški klubai ir ne visuomet pavyksta vienos ar kitos komandos trenerių štabui surinkti visus pajėgiausius savo komandos žaidėjus. Prabėgo jau lygiai 14 minučių. Pirmajame rungtynių kėlinyje kol kas nėra pasiekta įvarčių, o teritorinė ir žaidybinė persvara turi Širvintų komanda. Išlaiko kamuolį mušimo zonoje dabar širvintiškiai. Greitas Vilniečių atsakas. Kamuolys atitenka Ardo Rudaminos komandos žaidėjams, kurie rengia savo pozicinę ataką. Vėl stengiasi rungtyniauti plačiai. Paskirsto kamuolius, tačiau čia klaida. Atliekant perdavimą, klaida lygioje vietoje. Perimtas kamuolys, Adomavičius su juo. Perdavimas į priekį ir vėl kamuolį žaidimą grąžins Inta Balti komandos nariai. Prie kamuolio Adomavičius. Smūgiuoja tolyn, tačiau įvartis nėra skaitomas. Suprantama, kad tie žolės riedulio žiūrovai, kurie galbūt stebi pirmą kartą, galbūt ir nežino, kad tik iš to apskritimo, kur matome yra linija maždaug ties 18 metrų riba ir 16 metrų riba ir būtent tik iš to zonos galima įmušti įvartį, jis tik tuomet yra įskaitomas, nes tarkim nuo aikštės vidurio, jeigu kamuolys skrieja į vartus ir niekas jų neliečia toje apskritimo zonoje, tai įvartis nėra skaitomas. Susirinko pakankamai daug žiūrovų, tokiai sporto šakai kaip žolės riedulys tikrai nemažai. Čia šioje tribūnoje yra daugiau nei 100 žiūrovų ir malonu, kad yra aistruolių, atvykusių iš Rudaminos palaikyti savo komandos, nes dauguma žaidėjai būtent yra iš Rudaminos, vadinasi komanda Vilnius Ardas Rudamina, o iš Širvintiškių taip pat yra palaikymo gretose žiūrovų, kurie serga šiandieną už Širvintų Inta Baltic Championships komandą. Kriaučiūnas grąžina kamuolį Preidžiui. Šie žaidžia atgal su laisvu gynėju.
Kriaučiūnas, Preidis. Metamas kamuolys į priekį. Per aukštai pakelta lazda, toks yra mačo arbitro sprendimas. Nenori dabar sutikti dar Vilniečių komandos žaidėjas, pasitikslina su mačo arbitrais, ar iš tiesų taip buvo. O mačo arbitras net nesileidžia į šnekas ir parodo aiškiai Vilniečių komandos žaidėjų, kad buvo pažeistos taisyklės ir dabar išklausęs teisėjo pamokymą, Mikutis bėga ant atsarginių žaidėjų suolelio, tiksliau ant nubaustųjų žaidėjų suolelio ir dabar yra baudžiamas 2 minutėms, jam yra parodyta žalia kortelė. Kamuolį žaidimą grąžina dabar Širvintų komandos nariai. Ne visiškai tikslus smūgis. Preidis. Perdavimas į priekį. Vilniečio ataka. Kušlievičius. Bando techniškai rungtyniauti šis žaidėjas. Išprovokuoja varžovo pražangą. Kušlievičius ir toliau su kamuoliu. Preidis jau mušimo apskritime. Prašo kamuolio. Gauna jį. Neapdoroja ir tačiau uždirbtas mažasis kampinis. Štai taip, jau vieną mažą kampinį atliko šiame susitikime Širvintų komanda. Jo nepavyko realizuoti. Dabar eilė yra Vilniaus Ardo Rudaminos komandai. Ir žiūrėsime, kaipgi seksis Vilniečiams šį standartinį situaciją. Rincievičius skuba prie kamuoliuko. Jankevičius. Perdavimas atgal, dabar į zoną mušamas kamuolys. Dar kartą jį žaidimą grąžins Vilniaus Ardo Rudaminos žolės riedulininkai, kurie, na, sakyčiau, tokiomis didelėmis pajėgomis bene pirmą kartą šios dienos rungtynėse atakuoja Širvintų komandos vartus. Greita Širvintų komandos ataka, čia puikiai pralenkia varžovus. Kušlievičius. Kriaučiūnas. Ir nepavyksta stabdyti kamuolio Kušlievičiui. Kol kas labai lygi kova ir jeigu mačo pradžioje, sakyčiau, netgi ryškia teritorinė ir beveik žaidybinė persvara turėjo Širvintų Inta Baltic komandos nariai, tai dabar po truputį žaidimas apsilygino ir nepelnė greito įvarčio. Dabar jau širvintiškiai priversti gintis ir nuo Vilniečių komandos atakų, kurios darosi vis pavojingesnės ir kol kas nepavyksta realizuoti tų momentų, kuriuos sukuria. Na, ypatingai momentų dėlių nėra, tačiau pusprogės, taip galim pasakyti, tų pusprogių kol kas nepavyksta realizuoti nei vienos, nei kitos komandos žaidėjams. Dabar neužsikabina už šio kamulio, tokių terminų tariant, Širvintų komandos žaidėjas Rusiackas. Labai aktyvus šis žaidėjas, vėl perimtas kamuolys, vėlgi su juo. Vienas aktyviausių žaidėjų Širvintų komandos gretose. Prasižengė Vilniečiai ir širvintiškiai tęsia savo ataką, artėdami prie varžovų zonos, įsiveržta į ją. Ir mažasis kampinis. Antrasis mažasis kampinis. Nenori sutikti Vilniečiai su tokiu mačo arbitro sprendimu, tačiau niekas to sprendimo jau nepakeis. Ir dar viena standartinė situacija. Prie kamuoliuko Bilotas. Jo marškinėliai pažymėti 5 numeriu. Ir dabar širvintiškiai bandys antrą kartą šios dienos mače realizuoti mažąjį kampinį, sužaidus kiek daugiau nei pusę laiko pirmajame kėlinyje. Na, dabar pavyksta tiesiog Vilniečiams, kadangi tiesiog nuo vartų linijos kamuolį numuša širvintiškių komandos žaidėjas Rusiackas. Turbūt, kad būtų kamuoliukas atsidūręs vartuose, jeigu nebūtų Širvintų Intos Baltic žaidėjas pataikęs į savo komandos draugą Rusiacką.
Ir ta situacija išgelbėjo Vilniečius nuo pirmo įvarčio. Taigi antras, sakyčiau, jau rimta proga, sukuria Širvintų komandos žaidėjai prie Ardo Rudaminos komandos vartų ir tomis progomis kol kas širvintiškiai nepasinaudoja. Įdomu, ar užteks fizinių jėgų Vilniečiams antrajame rungtynių kėlinyje. Vis dėlto, kaip jau minėjau ne kartą, gerokai vyresni yra Ardo Rudaminos žolės riedulininkai ir rungtyniaujant antrą dieną paeiliui gali pritrūkti fizinių jėgų, rungtyniaujant su gerokai jaunesniais, mobilesniais ir vikresniais Širvintų žolės riedulininkais. Išlaiko kamuolį savo kontrolėje Širvintų komanda, prie kamuolio Bilotas. Jis kaip ir Ruseckas, vieni aktyviausių žaidėjų čia ir apsigina vartininkas. Vėl karšta buvo prie Richardo Urbono ginamų vartų. Žymiai daugiau darbo turi Richardas Urbanas, nei jo kolega kitoje aikštės pusėje. Širvintų komandos vartininkas Mozūra. Na, Mozūra prieš iš vis darbo neturi, nes dar neteko kipti į darbą Intos Balti komandos vartų sargui. Visas veiksmas vyksta prie Ardo Rudaminos komandos vartų. Ir klaida atliekant perdavimą, kamuolį į žaidimą grąžins Vilniečiai. 12,5 minutės lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Šiandieną mačas nerezultatyvus. Vakarykščiame susitikime, kaip jau minėjau, per pirmąjį kėlinį buvo pelnyti net 4 įvarčiai ir per pertrauką švieslintyje rezultatas buvo 3-1 Širvintų ekipos naudai, bet Vilniaus ekipos nariai sugebėjo po pertraukos įmušti 2 įvarčius be atsako ir pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai 3-3. Vilniečių ataka, Andrius Šanisas. Neblogas perdavimas į priekį. Čia Preidis su kamuoliu, jis jau zonoje. Ir pavojinga situacija. Smūgis į vartus ir pirmasis įvartis krenta šios dienos susitikime. Likus žaisti kiek daugiau nei 11 minučių. Vojtechovskis pelno pirmąjį įvartį. Dvidešimt ketvirtąją mačo minutę. Vojtechovskis pelno įvartį Vilniaus Ardo Rudaminos komandai. Na, praktiškai vienintelė rimta ataka, kuri buvo išties grėsminga ir baigėsi įvarčiu. Štai ką reiškia patyrimas, kai žaidėjai matė ir šilto ir šalto ir ilgesnį laiko tarpą. Jau žaidžia šią įdomią ir patrauklę sporto šaką, jie išnaudoja ir menkiausias progas. Vartininkas apleido vartus, kilo šiokia tokia surutė ir laiku suskubęs prie kamuoliuką. Vojtechovskis tikslių smūgių pelnė įvartį ir rezultatas 1-0 Vilniaus Ardo Rudaminos komandos naudai. Jeigu šiandieną Vilniečiai laimės šias rungtynes, jie laimės seriją 2-0 ir eilinį kartą pasipuoš Lietuvos čempionato aukso medaliais. Atitenka kamuolys dabar Vilniečių komandai. Neskuba niekur Kušlevičius. Prie kamuolio ir Jankevičius. Lygiai 10 minučių komandoms lieka žaisti pirmajame rungtynių kėlinyje. Vilniečiai savo tikslą pasiekė, taigi dabar turbūt reiks laukti dar didesnės varžovų, tai yra širvintiškių žaidėjų vartų apgulties. Turiuomenį Ardo Rudaminos komandos vartų apgulties, nes neturėdami kur trauktis, širvintiškiai dar labiau intensyvis savo atakas. Na, o Vilniečiams tokiu būdu atsiras galimybių greitai pereiti į puolimą ir kontratakuoti, nors realiai neturi labai jau greitų žaidėjų Vilniaus Ardas Rudamina ir jie labiau mėgsta žaisti pozicinį žaidimą. Kriaučiūnas. Na, dabar nesustabdė kamuoliuko Širvintų komandos žaidėjas Prokopovičius, tačiau to paties nepadarė ir už jo buvęs Vilniaus Ardo Rudaminos komandos narys. Taigi
Kamuoliukas užribėje ir dabar jis jau žaidime, jį žaidimą gražina Širvintų komanda. Šiek tiek slysteli dabar žaidėjas, tačiau Adomavičius išlaiko kamuolį. Pražangos nėra, dar kartą slysteli žaidėjas. Aikštė yra drekinama. Preidis. Nepavyksta atlikti perdavimų, tačiau pražanga. Neskuba dabar vilniečiai, sulaukė kol daugiau žaidėjų, pajudės į priekį, Preidis, aktyvus šį žaidėją šiandieną, smūgis į vartus. Ir mažasis kampinis, kadangi tiesiog nesėkmingai susiklosti vartininkui Mozūrai šis epizodas, kaip žinia, Žolės Sidulyje vartininkas negali nei laikyti, nei prispausti kamuolio prie dangos. Čia tiesiog aprangoje įstrigo kamuolys ir vis dėlto tai yra taisyklių pažeidimas, nors ir netyčinis, ir dėl to mačo arbitras neturėjo kito pasirinkimo, kaip skirti mažą kampinį prie Intos Balti komandos vartų. Ir dabar vilniečiams yra galimybė pabandyti pelnyti dar vieną įvartį, likus žaisti lygiai 8 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos. Smūgis į vartus ir dar vienas įvartis. Štai taip, puikiai žaidžia derinį dabar vilniečių komanda ir rezultatas tampa 2-0. Dvi progos, 2 įvarčiai, išties fantastiška tiesiog realizacija. Ir Rincievičių sveikina komandos draugai. 28 mačo minutė. Rincievičius pelno įvartį. Pirmąjį įvartį pelnė Vojtechovskis, antrą Rincievičius ir likus žaisti iki pirmojo kėlinio pabaigos, tai yra iki rungtynių pusiaukelis, kiek daugiau nei 7 minutės. Vilniaus Ardas Rudamina pirmauja rezultatų 2-0 ir artėja prie Lietuvos čempiono titulo. Kol kas puikiai realizacija. Progų visiškai praktiškai neturi vilniečiai. Suprantama, neturėdamas progų įvarčių nepelnysi, bet turėjo tiksliau 2 progas ir abu kartus pelnė įvarčius. O dabar kokia puikiai proga buvo Širvintų komandai ir Grioziuška neuždarė šio perdavimo. Dėkingiausia situacija pelnyti įvartį, liko neišnaudota ir tuo pačiu buvo puikiai galimybė sušvelninti savo atsilikimą. Preidis. Čia šį kartą patikimai žaidžia vartininkas Mozūra. Laiku apleido savo vartus ir nuspyrė kamuoliuką į užribį. Apsigina Širvintų komanda. Toliau kamuolį kontroliuoja širvintiškiai. Kudryšovas. Ieško komandos laisvų draugų. Nepavyksta smūgiuoti toliau. Perimtas kamuolys. Ušlievičius. Dešiniajame atakos krašte. Ir dar kartą kamuolį žaidimą grąžins Vilniaus komandos nariai. 5,5 minutės. Iki pertraukos lieka žaisti abiejų komandų Žolės riedulininkams. Kol kas 2 įvarčių persvarą. Rezultatų 2-0. Pirmauja Vilniaus Ardas Rudamina. Vakarykščiame susitikime po pirmojo kėlinio 2 įvarčių persvarą pirmavo širvintiškiai. Dar viena vilniečio ataka. Preidis puikiai žaidžia, perimtas kamuolys, tiesa nėra pagalbos iš komandos draugų. Artėja prie pabaigos. Pirmasis rungtynių kėlinys, vertinant jį, galima sakyti, kad tikrai nenusileido Širvintų Intos Baltic Championships komandos nariai savo varžovams. Vilniaus
Ardui Rudaminai, bet to rezultato 2-0 pasiekmė yra ta, kad būtent vilniečiai išnaudojo tai, ką sukūrė. 2 progos, 2 įvarčiai, tuo tarpu Širvintų komanda sukūrė tikrai nemažiau progų, bet šlubavo realizaciją ir todėl pirmąjį rungtynių pusę artėjant prie pabaigos širvintiškiai kol kas nei karto nepasiuntė kamuolio į Richardo Urbono ginamus vartus. Kieta kova prie mušimo apskritimo ir nieko nelaukdami dabar vilniečiai smūgiuoja kamuolį tolyn į varžovo aikštės pusę. Dabar visa komanda ginasi Vilniaus Ardas Rudamina. Stengiamas išlaikyti tą 2 įvarčių persvarą iki pertraukos, kuri nenumaldomai artėja ir jau tik kiek daugiau nei 3 minutės lieka iki to momento, kai komandos išeis 10 minučių poilsio. Jau minėjau, kad Ardas Rudamina tapo reguliaraus sezono nugalėtojais. Jie surinko 20 taškų ir pralenkė 17 taškų surinkusius ir antroje vietoje reguliariajame sezone likusius Širvintų Žolės riedulininkus. Taisyklių pažeidimą fiksuoja mačo arbitrai. Dabar tiesiog smūgiuojamas kamuolys, tikintis, kad kažkas iš varžovų, tai yra vilniečių, galbūt sužais koją toje zonoje ir tuomet bus paskirtas mažasis kampinis, tačiau drausmingai rungtyniauja Ardo Rudaminos Žolės riedulininkai ir kol kas nesuteikia varžovams šansų ir realių progų pelnyti pirmą įvartį. Akimis dabar palydi vartininkas Richardas Urbonas, skriejantį kamuolį ir dabar jau niekur neskambėdami vilniečiai jį grąžins į žaidimą. Netrukus prasidės prieš paskutinioji pirmosios rungtynių pusės minutė. Kieta kova, susiduria 2 žaidėjai, tačiau mačo arbitrai leidžia tęsti rungtynes. Mikutis praranda kamuolį, reikia grįžti į gynybą. Stengiasi žaisti aukštais, tolimais pertaimais, Ardo riedulininkai, tai ir suprantama, jie galbūt ir nėra tokie greiti ir techniški ir neturėdami tiek daug fizinių jėgų, jie ilgais perdaimais iškart siunčia kamuolį į varžovo aikštės pusę, tikėdamėsi, kad kažkas iš komandos draugų atsidurs laiku ir vietoje būtent ten, kur skrieja kamuolys. Tuo tarpu širvintiškiai rungtyniauja kiek kitaip, jie daugiau mėgsta ir driblinguoti, ir apvedinėti varžovus. Tačiau taktikos visos yra geros, kai yra teigiamas rezultatas, o rezultatas dabar yra būtent vilniečių komandos naudai. Nepavyksta Benirovičiui užsikabinti šio kamuolio, dabar reikia gintis nuo širvintiškių atakos. Bilotas. Ir kamuolys atitenka vilniečių komandai, prasidėjo jau paskutinioji pirmojo kėlinio minutė, vos 50 sekundžių lieka iki pirmojo kėlinio pabaigos. Priminsiu, kad 2 įvarčius vilniečiams pelnė Vojtechovskis ir Rincievičius. Pirmasis pasižymėjo 24-ąją mačo minutę, antrasis 28-ąją. Taigi po pertraukos širvintiškių laukia nelengva užduotis, reiks likviduoti 2 įvarčių deficitą ir tik tokiu būdu bus galima tikėtis dar sėkmingos baigšės šios dienos rungtynėse, o jeigu ne, tuomet šiandieną pasibaigus rungtynėms triumfuos Vilniaus Ardas Rudamina ir vilniečiai taps Lietuvos čempionais. Labai slidi aikštė, čia galbūt kiek daug ir buvo palaistyta, tačiau čia jau visiems sąlygos yra vienodos. Ir baigėsi pirmoji rungtynių pusė, po kurios rezultatų 2-0 pirmauja Vilniaus Ardas Rudamina. Pertrauka. Lažybos gyvai. Oranžas.lt. Sirgalių radijas. Radio centras. Su gera nuotaika pirmyn. Pasaulio futbolo čempionato prognozės. Su žymiausiais futbolo ekspertais.
komandos, kurios galėtume priskirti prie favoritų. Tose rungtynėse, manau, išvysime daugiau negu 2,5 įvarčio. Bei ryškiausiam orakulo FIFA. Lygiosios. Kasdien tik per orakulas.lt. Gal smulkiau turite? Metai. Tai jau dar nuvertina taip šiandien.
Va. Taigi nieko, va, aš jau išmanau. Šiaip prikolų prie Saulieno. Viciokai. Saulienas. Prie tavęs nenori sėdėti. Ne prie manęs, prie Saulieno. Ai, nedurna. Nedurna. Toliau. Батя, давай хитри! Sporto TV tęsia tiesioginę transliaciją iš Lietuvos vyrų žolės riedulio finalo rungtynių. Netrukus prasidės antroji rungtynių pusė tarp Vilniaus Ardo Rudaminos ir Širvintų Intos Baltic Champions komandos. Ir po pirmosios rungtynių pusės rezultatu 2-0 pirmauja vilniečiai po Vojtekovskio ir Rincevičiaus pelnytų įvarčių. Vilniaus Ardo Rudaminos žolės riedulininkai žengia žingsnelį link aukso medalių ir būtent šiandieną, jeigu laimėtų vilniečiai, jie laimėtų seriją rezultatu 2-0 ir tokiu būdu eilinį kartą taptų Lietuvos vyrų žolės riedulio čempionais. Geltona juoda apranga vilki Vilniaus Ardo Rudaminos žolės riedulininkai ir mėlynai raudonos spalvos marškinėliais vilki Širvintų Intos Baltic Champions komandos nariai. Pirmajame kėlinyje, nepaisant to, kad, sakyčiau, netgi širvintiškiai sukūrė daugiau progų, rezultatas jiems buvo neigiamas, nes dvi progas, kurie Vilniaus Ardo Rudamino žolės riedulininkai sugebėjo jas paversti įvarčiais ir rezultatas, kaip jau minėjau, 2-0 yra Ardo Rudaminos komandos naudai. Tačiau laiko dar yra, dar 34 minutės komandoms lieka rungtyniauti šiame susitikime. Na ir reikia tikėtis dabar iš širvintiškių komandos dar intensyvesnių atakų. Klysta dabar atlikdamas perdavimą Jackevičius ir vilniečiai kontroliuoja kamuolį, jų ataka. Tolimas perdavimas į priekį, ieškant ten atakos smaigalyje esančio Dariaus Preidžio. Tačiau nuo varžovo kamuolys lekia ir jį dabar grąžins. Tiksliau pažeidžia taisyklės dabar Širvintų komandos nariai ir kamuolį žaidimą grąžins vilniečiai. Kušlievičius, perdavimas Jankevičiui. Patyręs, labai patyręs šį žaidėjas. Rungtyniavęs anksčiau Panevėžio Olimpo komandoje. Tuomet, kaip minėjau, kol dar buvo Panevėžio komando Lietuvos pirmenybėse, treniruojama Virginijaus Klišausko. Šį žaidėjas, kaip ir Preidis bei Kriaučiūnas, atstovavo būtent Panevėžio ekipai. Dabar ten komandos nebėra kaip ir Kėdainiuose buvo kurį laiką vyrų žolės riedulio komanda, dabar praktiškai tik Vilnius, Šiauliai ir Širvintos žaidžia vyrų žolės riedulį. Na ir Širvintų mieste populiarus šis sporto
Šis sporto šaka be galo populiari, yra ir moterų komanda, ir berniukų, mergaičių, žodžiu, populiarus šis žaidimas yra Širvintose ir kol kas tik gaila, kad neturi tinkamų sąlygų ten rungtyniauti Širvintų Intos Baltic Champions komandos nariai ir praktiškai visas namų rungtynes jie priversti rungtyniauti išvykose. Būtent čia, šiame stadione, jie žaidžia savo namų rungtynes, o vakar rungtyniavo komandos Rudaminoje ir ten po baudinių serijos pergalę šventė Ardas Rudamina ir būtent tame susitikime pavyko įsiveržti į priekį. Čia šiek tiek neapdairiai žaidžia Vilniečių komandos vartininkas Urbonas. Kamuolį į žaidimą grąžina Širvintų komanda. Dar kartą pratęs savo ataką Intos Baltic komandos nariai. Lekys. Perdavimas Bilotui. Ir dar kartą teks pakartoti tą pačią procedūrą, kaip ir buvo galima tikėtis. Širvintiškiai didelimis pajėgomis dabar bando atakuoti. Suprantama, kad reikia rizikuoti, nes pralaimėti, tarkim, ar 0-2, ar 0-4, ar 6, jokio skirtumo nėra. Šiandieną Širvintiškiam žudbūt reikia mažiausiai 2 įvarčių į Ardo vartus, kad būtų galima tęsti kovą dėl Lietuvos čempionų vardų. Tačiau Vilniečiai žaidžia labai gerai, patikimai, ramiai, jokio chaoso, jokios panikos. Galbūt tas greičio savybės jie kompensuoja savo patyrimu, aikštės matymu ir kol kas puikiai realizuoja tą, ką sukuria. Sukuria nedaug, tačiau svarbiausia, kad sugeba realizuoti ir to pakanka, kad pirmauti šiame antrajame finalo susitikime rezultatu 2-0. Jau minėjau pirmajame kėlinyje, kad baigėsi kiek anksčiau ir mažojo finalo akistata, ten kovoje dėl 3. vietos. Šiauliai laimėjo seriją 2-0 prieš Vilniaus Žuvėdrą Taurą ir pasidabino bronzos medaliais. O čia šių komandų akistatoje paaiškės Lietuvos šių metų čempionai. Vilniečio ataka. Vojtechovskis, beje, jis kuomet gyveno Anglijoje, teko žaisti žalias riedulį ir šioje šalyje, taigi pakankamai gerai susipažinęs šis žaidėjas yra su šia sporto šaka ir teko rungtyniauti aukštesnio lygio komandose. Jankevičius. Ramiai, šaltakraujiškai. Išlaukia, kol atsilaisvins varžovas. Komandos draugas, perdavimas jam. O čia pažeidžia taisyklės, atlikdami smūgį Vilniečiai ir Širvintų Intos Baltic Champions komandos nariai dabar grąžins kamuolį į žaidimą ir širvintiškiai jau didelėmis pajėgomis yra prie Vilniečių komandos vartų. Perdavimas į aikštelę, čia koja žaidžia Jankevičius, labai apmaudi klaida ir ta klaida gali brangiai kainuoti, kadangi yra skiriamas pagal taisyklės mažasis kampinis. Ir dabar Širvintų komandos žaidėjai bandys realizuoti šią standartinę situaciją. Prie kamuoliuko Adomavičius ir dabar žaidėjų pasitarimas, kaipgi žaisti šią standartinę situaciją. Prisimename, kad pirmajame kėlinyje būtent antrą įvertį po mažojo kampinio pelnė Vilniaus Ardo komanda. Žiūrėsime, kaip seksis žaisti šį mažąjį kampinį širvintiškiams. Nepavykęs, labai nepavykęs, nestiprus Lekio smūgis. Apsigina lengvai Vilniaus Ardo Rudaminos komandos žaidėjai, taigi nepavyko išpešti kažko daugiau iš šios standartinės situacijos ir Širvintų Intos Baltic Champions komanda tęsia savo ataką, tačiau ši ataka baigėsi netiksliu nei tai smūgių, nei perdavimu ir dabar kamuolį žaidimą grąžins Vilniečiai. Antrajame kėlinyje kol kas nesukūrė nei vienos labai rimtos progos Širvintų komanda, nepaisant to, kad širvintiškiams reikia labiau aktyvinti žaidimą dėl paprastos priežasties, dėl to, kad reikia likviduoti tą 2 įvarčių deficitą, kuris yra jau po pirmojo kėlinio pabaigos. Priminsiu, kad įvarčius įmušė Vojtechovskis 24 minutę ir Rincievičius 28-ąją.
Vilniečių ataka. Andrius Šanesas. Gražins kamuolį iš šoninės linijos. Šalia jo Jankevičius. Dabar tiksliais perdavimai žaidžia Vilniečiai. Po truputį artėja prie varžovų komandos vartų. Kriaučiūnas. Perdavimas į aikštelę ir kokia puikia situacija buvo dabar Vilniečiams. Na, kaip reikia, nepataikė į kamuolį Buitekovskis. Galėjo šis žaidėjas pelnyti savo antrą įvartį šios dienos susitikime. Na ir tuomet jau Širvintų komanda būtų atsidūrusi ties katastrofos riba. Dabargi dar 2 įvarčiai, tai nėra labai jau didelis skirtumas. Ir šiuolaikinėme žalės ridulyje tą 2 įvarčių deficitą kartais pavyksta realizuoti per porą trejetą minučių. Taigi kol kas nereiktų sudėti ginklų ir kelti baltos vėliavos Širvintų komandai, o reikia ir toliau stengtis kovoti ir iš pradžių mušti bent vieną įvartį, o po to jau bandyti ir išlyginti rezultatą. Širvintų komandos ataka. Daug dabar švilpukų, prašiausiai nesugaba ilgiau palaikyti tai vienos, tai kitos komandos žaidėjai kamuoliuko, nes paprasčiausiai būda pažeidžiamos taisyklės. Ir Širvintų komandai atitenka kamuolys. Na dabar, manyčiau, labai parankus yra toks, sakyčiau, klampokas žaidimas, kadangi nei vienos, nei kitos komandos nariai nerengia ilgų atakų. Na, o laikas yra, suprantama, dabar Vilniaus Ardo Rudabinos komandos sąjungininkas. Ir būtent esant tokiam žaidimui, tokiam žaidimo ritmui, kiekviena sužaista ar prabėgusi minutė Vilniečius vis labiau ir labiau artina prie čempionų titulų. Ir šiandieną matau tikrai pakankamas būrys žiūrovų. Galėtų pavydėti netgi kai kurios turbūt Lietuvos futbolo komandos tokio žiūrovų skaičiaus, nes sakiau galbūt 100, dabar manyčiau gal ir apie 200 žiūrovų stebi čia šioje tribūnoje, kur stovi mūsų transliacijos kameros finalo rungtynes. Ir tai rodo, kad žiūrovai mėgsta šią įdomią ir galbūt plačiai visuomenės daliai kiek mažiau pažįstamą sporto šaką. Nepavyksta dabar atlikti perdavimo kiek giliau. Čia perimtas kamuolys ir su juo Jackevičius, tačiau neilgai trunka Širvintiškių komandos ataka. Kamuolį žaidimą grąžina Vilniečiai. Jankevičius. Buvo atliktas perdavimas Preidžiui, ne visiškai tikslus. Jankevičius sugeba ištraukti kamuolį ir dabar jau Vilniečiai artėja prie varžovų komandos vartų. Čia pražanga puolime. Greitai stengiasi kuo greičiau grąžinti kamuolį į žaidimą. Intos Baltic Champions komandos nariai. Jackevičius, perdavimas į priekį, o ten nieko nėra ir vėl niekur neskubėdamas. Dabar Kušlevičius grąžins kamuolį į žaidimą. Laikas nenumaldomai bėga, o rezultatas nekinta ir jau po pertraukos, tai yra antroje rungtynių pusėje, prabėgo 12 minučių ir per tas 12 minučių ne tik, kad nesušvelnino skirtumo Širvintų komanda, bet net nesukūrė nei vienos rimtos progos. Vilniečių ataka. Dabar ne visiškai tikslus buvo Mikučio perdavimas. Reikia grįžti į gynybą. Komandos fanai
ragina Ardo Rudaminos komandos žaidėjus nesiginčyti su mačo arbitrais, o grįžti į gynybą. Priminsiu, kad šiandieną teisėjauja tikrai aukštos kvalifikacijos teisėjai, tai Mindaugas Navickas ir Jaroslavas Sukockis, kurie tikrai jokių klaidų nedaro ir suprantama, kad žaidėjų tos pretenzijos kitassyk yra paprasčiausiai emocijų išraiška. Be ko žolės ridulyje rungtyniauti irgi turbūt nėra įmanoma. Dabar kuo toliau, tuo ramiau rungtyniauja Ardo Rudaminos komandos žaidėjai. Puikiai skirstomas kamuolys, Kriaučiūnas, tolimas perdavimas, neblogas perdavimas. Čia Preidis bando kabinti su šio kamuoliu, ne visiškai tai pavyksta padaryti. Dabar jau Prokopovičius su juo. Perdavimas Matulevičiui. Preidžiui pražanga, taigi Matulevičius su kamuoliu nustebęs šis veteranas. Gerai stabdo kamuolį Jankevičius. Patyrė žaidėjas. Tokiuose epizoduose žino, kaip reikia pasukti lazdą vienu ar kitu kampu. Ir būtent tai ir yra ta patyrimo dalis, kuri tokiuose epizoduose reiškia labai daug. Na, o finalo mačuose bet kurioje sporto šakoje labai daug lemia žaidėjų patirtis ir taip pat šaltas protas viename ar kitame epizode. Rudamina, čia skanduoja žiūrovai. Na, iš tikrųjų, pakankamai daug yra daugkartinių Lietuvos čempionų, Vilniaus Ardo Rudaminos komandos fanų. Čia Žemynos gimnazijos stadione. 21 minutė lieka iki rungtynių pagrindinio laiko pabaigos. Kol kas drąsiai teigti, kad iki čempionato pabaigos gal ir nereikėtų, nes jeigu, tarkim, rungtynės pasibaigtų taikiai, tuomet būtų mušami baudiniai, o baudiniai, kaip žinia, yra jau savotiška loterija, nors vakar toje loterijoje geriau sekėsi Ardo Rudaminos komandų žaidėjams. Jie įmušė 3 baudinius, o širvintiškiai tik 1. Dar viena Širvintų komandos ataka. Aikštelėje kamuolys ir čia labai unirtingai atakavęs savo varžovus. Pažeidžia taisyklės Intos Baltic Champions komandos nariai. Ir Valentinas Jankevičius grąžina kamuolį žaidimą. Dar kartą pažeidžia taisyklės. Atakoje Matulevičius, vėl Jankevičius prie kamuolio. Perdavimas į priekį, šį kartą nesėkmingai jį stabdo Vojtechovskis. Tačiau savo komingu šis žaidėjas bando kompensuoti tas klaideles, kurių, suprantama, neišvengiama rungtynių metu. Aukštas perdavimas ir šiek tiek pritrūksta tikslumo Jankevičiui. Atliekant šį perdavimą, atsiprašo jūs komandos draugo už tą netikslų perdavimą, tačiau kol kas, žiūrint globaliai, viskas klausosi gan neblogai Ardo komandai, nepaisant to, kad nėra ir jų pagrindinio puolėjo, nėra taip pat ir legionieriaus iš Baltarusijos, kuris įprastai dalyvaudavo Lietuvos čempionato kovose, nėra ir pagrindinio vartininko, kol kas, sakykime, išretinta Ardo Rudaminos komandos lytis. Šiandien atrodo visiškai neblogai ir netgi nuo pačio mačo pradžios diktuoja madas aikštėje. Galbūt visiškai taip ir netinkamai įsireiškiau, tačiau suprantama, kad kai pirmauju 2-0 ir po truputį rungtynės artėja prie pabaigos, kitaip įsireikšti būtų irgi galbūt ne visiškai teisinga. Širvintų ataka. Tenka kamuolys širvintiškiams. Jie dabar bando įsiveržti į mušimo apskritimą. Tęsia savo ataką. Širvintų Intos Baltic Champions komandos nariai. Dabar jau labai didelis širvintiškių pajėgos yra prie vilniečių komandos vartų. Ir čia garbingai pasielgė Vilniaus Ardo komandos žaidėjas, antro įvarčio autorius Rincievičius. Pamatęs, kad vienas iš Širvintų komandų žaidėjų suklupo, jis pagal fair play taisyklės, tiesiog nerašytas taisyklės, siunčia kamuolį į užribį ir tokiu būdu grąžina kamuolį varžovams. Čia taip pat atsilygina tuo pačiu.
Gražus gestas iš vienos kitos komandos pusės. Bilotas irgi specialiai duoda kamuolį vilniečiams. Ir tokiu būdu vėl viskas prasideda iš pradžių. Pusė laiko prabėgo antrajame rungtynių kėlinyje. Kol kas įvarčių nėra pasiekta. Tie 2 įvarčiai, kurie buvo pelnyti šiame mače, buvo pasiekti pirmojo kėlinio antroje pusėje. 24 minutę pasižymėjo Vaitekhovskis ir 28 Rincievičius. Tęsia savo ataką Vilniečiai. Prie kamuolio Kušlievičius užleidžia vietą prie kamuolio dabar savo komandos draugui Jankevičiui. Šis siunčia kamuolį arčiau varžovų vartų, bet jo nesugeba aikštelės prieigose sustabdyti komandos draugas Andrulionis. Ir dabar jau Širvintų komandos ataka. Jau minėjau pirmąją rungtynių pusėje, kad abi šios komandos šiais metais dalyvavo Europos iššūkio taurės turnyre. Na, abi jos rungtyniaus ir kitame sezone. Šiais metais 3 pagal pajėgumo diviziono iššūkio taurės turnyras vyko Slovakijoje, Bratislavos mieste, ir ten Vilniaus Ardo Rudaminos komandai, pasistiprinusiais 3 žaidėjais iš Baltarusijos, pavyko išsilaikyti 3 pagal pajėgumo divizione. Tai yra, pavyko įvykdyti iškeltas prieš šį turnyrą užduotis. Na, o širvintiškiai taip pat pasirodė puikiai. Jie Maltoje rungtyniavo 4 pagal pajėgumą Europos iššūkio taurės divizione ir ten rungtyniavo labai sėkmingai ir sugebėjo pakilti laipteliu aukštyn ir patekti į 3 divizioną. Taigi kitais metais mūsų šaliai Europos iššūkio taurės 3 divizione atstovaus 2 komandos, tai Vilniaus Ardas Rudamina ir Šiaulių Inta Baltic Champions. Širvintų komandos ataka. Pavojinga situacija dabar ir galimybė pelnyti įvartį. Pavojingiausia situacija antrajame kėlinyje. Neišnaudoja jos. Dabar Širvintų komandos žaidėjas Adomavičius. Puikiai sužaidė vartininkas Ričardas Urbanas. 1-1 buvo atsidūręs prieš Vilniaus Ardo Rudaminos komandos vartų sargą Širvintų komandos puolėjas, tačiau Adomavičiaus smūgį atrėmė puikiai sužaidęs Vilniaus Ardo Rudaminos komandos vartininkas. Tikrai karšta buvo prie Vilniečių komandos vartų ir vėl neišnaudota proga. Na, tokias progas šiandieną Vilniečiai išnaudoja. Tuo tarpu Širvintų komanda kol kas niekaip negali įveikti šiandieną patikimos Ardo komandos gynybos ir tuo pačiu patikimai žaidžiančio vartininko. Na, čia jau smūgis po švilpuko. Suprantama, kad šis įvartis nėra įskaitytas. Jau prieš tai nuėdėjo mačo arbitrų švilpukas ir dabar kamuolį į žaidimą grąžins Vilniaus Ardo Rudaminos komandos nariai. Andriušanėsas dešiniajame krašte. Jį aktyviai prižiūri Lekys. Pernelyg aktyviai, pražanga jam. Kriaučiūnas nesugeba stabdyti kamuolio ir dabar Širvintų komandos ataka. Skuba labai dabar širvintiškiai. Černiauskas ieško komandos draugų. Čia pražanga, pernelyg aktyviai jį atakavo ir per lazdą jam neleistinai sukirto Vainurovičius. O čia klaida ir dabar širvintiškiai klysta. Rincievičius, šalia jo kiti komandos draugai. Pavojinga situacija buvo prie širvintiškių komandos vartų. Nepasinaudoja jie Vilniečiai. Ir dabar reikia grįžti Vilniečiams į gynybą, kadangi greitą ataką bando rengti širvintiškiai. Kiek netikslus perdavimas, kamuolys užribėje. Lygiai 14 minučių lieka iki finalinės rungtynių sirenos ir 14 minučių vilties Širvintų Intos Baltic Champions komandai, kad galėtų dar jį tęsti kovą dėl Lietuvos čempiono titulo, tačiau kuo toliau, tuo labiau tuos viltis blės. Ir jeigu nepavyks artimiausių metų pelnyti bent vieno įvarčio, tai vargu ar mačo pabaigoje sugebės taip stebuklingai įsigelbėti Širvintų komandos žaidėjai.
Gerai, čia gynyboje rungtyniauja Kušlievičius, neleidžia varžovui atlikti smūgio, tiesa, į savo kamuolį, savo kontrolėje Širvintiškiai, bet spėja per tą laiką grįžti visi Vilniečių komandos nariai ir dabar jau pozicinė Širvintų Intos Baltic Champions komandos ataka. Mažasis kampinis. Toks yra mačo arbitrų verdiktas. Taigi dar vienas šansas pasižymėti Širvintų ekipos žaidėjams. Tiksliau šansas pelnyti pirmąjį rungtynių įvartį ir kaip įprasta tokiose situacijose Adomavičius prie kamuolio ir bus siunčiamas kamuolys komandos draugams. O šie žiūrėsime, ką nuveiks šios atakos metu. Ir štai toks tolimas smūgis ir įvartis. Geras metimas į apatinį vartų kampą. Komandos draugai sveikina Balsiuką, kuris pelno įvartį ir, sakyčiau, sugrąžina intrigą šiame mače. (23 antrojo kėlinio minutė). Balsiukas pelno įvartį ir dabar jau tik vienas įvartis. Skiria komandas. Ką gali žinoti? Gal ir šiandieną, kaip vakarykščiame susitikime, prireiks bulitų serijos, lietuviškai pasakant baudinių serijos ir galbūt tik po jų paaiškės šio mačo laimėtojas. Apylygės komandos susitinka šių metų Lietuvos vyrų žolės riedulio čempionato finale ir suprantama, kad didelio skirtumo nėra meistriškume. Na dabar prisikalba vienas iš Širvintų komandos žaidėjų, konkrečiau Lekys. Jam rodoma kortelė, žalia kortelė ir jis 2 minutės dabar sėdėjęs priverstinio poilsio ant nubaustųjų kėdės prie sekretoriato. Širvintų komandos ataka. Dabar širvintiškiams labai skubėti nėra prasmės. Iš vienos pusės rezultatas neigiamas, tačiau jie rungtyniauja mažumoje. Černiausko perdavimas komandos draugui Bilatui. Šis smūgiuoja į priekį. Apsigina Vilniečiai. Gerai dabar įsisuka iš globos. Preidžia perdavimas komandos draugui. Čia klysta Vojtechovskis, į koją jam pataiko kamuolys. O čia nesustabdo kamuolio atakos smaigalyje. Širvintų komandos žaidėjas. Na ir dabar vėl Jankevičius grąžins kamuolį į žaidimą, likus žaisti 10,5 minučių. Kriaučiūnas. Perdavimas Preidžiui per stiprus. Šiandien labai saulėta ir karšta diena, galbūt ir kiek per tvanku rungtyniauti yra žolės riedulininkams čia šiame stadione, tačiau sąlygos tiek vienos, tiek kitos komandos nariams yra vienodos ir suprantama, kad čia jokių pasiteisinimų ar privilegijų būti negali. 10 minučių vilties Širvintų Intos Baltic Champions komandai, kuri dabar vėl gan didelėmis pajėgomis bando šturmuoti Vilniečių komandos vartus. Baigėsi 2 minučių nuobauda Širvintų komandos žaidėjų Lekių, jis jau aikštėje, taigi pilnų sudėčių. Rungtyniauja dabar tiek vienos, tiek kitos komandos nariai. Perdavimas arčiau vartų, ten prieš tai buvo užfiksuota pražanga, todėl tęs savo ataką ir kontroliuos kamuolį toliau Širvintų komandos žaidėjai. Ruseckas iš tam tikro taško grąžins kamuoliuką į žaidimą. Labai daug raudoną aprangą vilkinčių žaidėjų, tai yra Širvintų žolės riedulininkų ir Vilniečių vartų prieigose. Čia techniškai žaidžia Valentinas Jankevičius, išprovokuoja varžovo pražangą ir tuo pačiu šiokia tokia tokio akimirka. Negalima taip aukštai kelti lazdos, kaip tame epizode darė dabar Ardo komandos narys Vojtechovskis. Kamuolys grąžinamas Širvintų ekipai. Neblogai
Vystosi ataka, Černiausko perdavimas, čia pasiaukojančiai žaidžia Rincievičius, tačiau nesugeba perimti kamuolio iš varžovų ir Širvintiškiai toliau kontroliuoja rungtynių antrąjį kėlinį. Na, ne tiesioginė prasme, galbūt ne rezultato prasme, bet įvykio aikštėje prasme tai tikrai. Kol kas matome, kad visiškai užspaudė Vilniečius, yra Širvintų Intos Baltic Champions komandos nariai ir paskutinėsias 10-15 minučių veiksmas vyksta tik prie Ardo Rudaminos komandos vartų, o Vilniečiai netgi retai, kada pereina aikštės vidurio liniją. Laiko dar yra, bent jau vienam įvarčiui pelnyti tikrai. Kriaučiūnui į koją pataiko kamuolys, taigi į žaidimą toliau grąžins Griziuška, Širvintų komandos narys. Ir mažas kampinis, liečia dabar berods Kušlėvičiaus koją kamuolys. Ir dabar realus šansas yra pabandyti išlyginti rezultatą Širvintų Intos Baltic Champions komandai. Prie kamuolio skuba Adomavičius. Ir vėl žiūrėsime, kaipgi baigsis ši ataka. Prieš tai paminame, kad Balsiukas pelnė įvartį, kai buvo mažasis kampinis. Dabar dar viena ataka, metimas į vartus. Šį kartą pro šalį skrieja kamuolys. Lengviau gali atsikvėpti. Gan gausiai čia šiame Žemynos gimnazijos stadione susirinkę Ardo Rudaminos komandos fanai, kurie tikisi jau šiandieną, būtent po 7 minučių aukso medaliai bus įteikti būtent Ardo Rudaminos komandai. Preidis bando presinguoti Širvintų komandos žaidėją, vos neperėmė kamulio, tačiau išsaugo jį savo kontrolėje. Intos Baltic Champions komandos nariai. Neblogas perdavimas Balsiukui, šis artėja prie vartų. Širvintiškių ataka, daug perdavimų atlieka vienas kitam šios komandos žaidėjai. Ne, čia nėra, čia Širvintų komandos žaidėjai prašė mažojo kampinio, tačiau mačo arbitras šį kartą įvertinę situaciją, nusprendė, kad buvo pažeistos taisyklės, todėl kamuolį atidavė Vilniečiams, kurie dabar neskubėdami bandys pasiųsti jį į Širvintų aikštės pusę. Perdavimas į priekį, perimtas kamuolys, Kriaučiūnas. Ramiai šaltakraujiškai šis patyrė žaidėjas. Tiesiog išmuša kamuolį toliau nuo savo zonos. Galbūt ir nepavyko labai tikslus smūgis į priekį, tačiau svarbiausiai likviduotas pavojus ir atitolintas žaidimas nuo savųjų vartų. Jankevičius. Vėl tolimas perdavimas, ieškant Mikučio. Šiam nepavyksta apžaisti varžovo. Čia dar du komandos draugai. Ir vėl taisyklės pažeidžia Vilniaus Ardo komandos žaidėjai. Šį kartą neteisus Kušlėvičius. Daug pretenzijų ir Preidis ir Kušlėvičius sako mačo arbitrams. Suprantame, kad veteranai jau galbūt ir pervargę ir visą laiką spėja grįžti į gynybą, o tuomet, kai nespėja kažko nuveikti aikštėje, prasideda ginčai ir su mačo arbitrais. Tačiau bent jau mano nuomonė, arbitrai tikrai teisėjauja puikiai, atlieka savo darbą gerai ir suprantama, kad jie tų pretenzijų, kaip jau minėjau, visą laiką susilaukia ir susilauks. Tokia jau nedėkinga yra arbitrų dalia. Atitenka kamuolys Vilniečiams, o laikas nenumaldomai bėga iki finalinės rungtynių sirenos. Komandoms lieka žaisti lygiai 4 minutės, kol kas vieno įvarčių persvara. Rezultatų 2-1 pirmauja Vilniaus Ardas Rudamina. Vilniečiai po pirmojo kėlinio buvo priekyje 2-0, o antrajame kėlinyje Širvintų komandos žaidėjas Balsiukas po mažojo kampinio sugebėjo sušvelninti rezultatą iki vieno įvarčio. Ir dabar
Paskutiniosios 3,5 minutės. Lieka atsilaikyti Vilniaus Ardo Rudaminos komandai, kad eilinį kartą tapti Lietuvos čempione. Jankevičius. Dabar suprantama, labai teisingai taktiškai rungtyniauja vilniečiai. Nėra ko stumdyti kamuolio prie savo vartų. Iškart reikia kuo toliau. Tiesiog vadinama žvakė, siųsti kamuolį į varžovo aikštės pusę, o laikas nenumaldomai bėga. Ar užsikabins komandos draugas su šio kamuolio, ar neužsikabins, nėra jau taip svarbu. Svarbiausia yra, kad yra deginamas laikas ir tuo pačiu tolinamas veiksmas nuo savųjų vartų. Dabar Preidžio link siunčiamas kamuolys. Bando šis žaidėjas kovoti dėl kamuolio, tačiau jėgos jau visiškai apleido šį veteraną ir matome, nebėra jis jau toks aktyvus, koks buvo mačo pradžioje. Širvintiškių ataka. Galima žaisti toliau, rodo mačo arbitras. Kriaučiūnas bando apsiginti nuo varžovo. Čia žaidžia puikiai vartininkas. Vartininkas Richardas Urbonas gelbsti savo komandą. Nebloga galimybė buvo išlyginti rezultatą dabar Širvintų ekipai, bet vėl antrą kartą šiame kėlinyje puikiai pademonstravo reakciją ir tinkamą vietą įsirinko Vilniaus Ardo komandos vartų sargas. Priminsiu visus Vilniaus Ardo komandos žaidėjus, kurie yra rungtynių protokole, nes yra nemaža tikimybė, kad būtent jie šiandieną pasidabins aukso medaliais, nors suprantama, kad vienas įvartis nėra tas rezultatas, dėl kurio gali būti ramus ir gali jau džiaugtis aukso medaliais. Taigi šiandieną rungtynių protokole yra Kušlievičius, Kriaučiūnas, Andriušanesas, Jankevičius, Mikutis, Žemoitis, Kušlievičius, Beinorovičius, Vojtechovskis, Gavsievičius, Rinsievičius, Preidis, Urbonas, Andrulionis, Paškevičius, Vilkauskas ir komandos treneris Arvydas Ilgevičius. Būtent šie vyrukai artėja prie dar vieno Lietuvos čempionų titulo, kadangi netrukus prasidės paskutinioji mačo minutė. Preidis laimi labai reikalingą kamuolį. Ir vėl nepatenkintas šį žaidėjas mačo arbitro sprendimu, kuris grąžina kamuolį varžovui. Prasidėjo paskutinioji rungtynių minutė, taigi mažiau nei 50 sekundžių lieka vilties varžovams. Preidžio perdavimas į priekį nelabai sėkmingas. Atsilaikyti lieka netaip ir daug. Jankevičius dabar driblinguoja. Ir dabar labai teisingas sprendimas. Kuo toliau nuo savųjų vartų. 35 sekundės vilties Širvintų Intos Baltic Champions komandai. Vilniečiams susilaikyti lieka labai nedaug. Kaip minėjau, vakar Vilniečiai laimėjo pirmasis finalo rungtynes po baudinių serijos. Pagrindinis rungtynių laikas baigėsi taikiai 3-3. O šiandieną kol kas 2-1 pirmauja Vilniaus Ardas. Pirmajame kėlinyje jiems įvarčius pelnė Vojtechovskis ir Rinsievičius. Antrajame kėlinyje pasižymėjo svečių komandoje, tiksliau Širvintų komandoje Balsiukas. Ir paskutiniosios sekundės į viršų kelia rankas visi Vilniaus Ardo Rudamino žolės riedulininkai. Sveikiname juos, sveikiname trenerį Arvydą Ilgevičių, nepaisant to, kad komandos sudėtyje šiandieną ir vakar trūko kelių pagrindinės sudėties žaidėjų. Vis dėlto Ardas Rudaminas sugebėjo tapti Lietuvos čempionais ir dar kartą įrodė, kad šiuo metu Lietuvoje jie yra ir stipriausiai, ir geriausiai. Dėkuoju visiems žolės riedulio aistruoliams, buvusiems kartu. Aš, komentatorius Gintaras Bražionis, atsisveikinu, likite sveiki.